Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šitam video tęsiu temą apie armavimą. Pasižiūrėsime armavimą pagal 2 taškus. Kursim armatūros šitai perdangos plokštei. Taigi einu į antrą lygį ir pasirinku vėl armavimo komandą. Nustatau, kad modeliuosiu pagal 2 taškus. Kadangi aukšto lygis nekerta perdangos plokštės, tai pasirinkęs aš, kad modeliuotų prie artimesnio apsauginio sluoksnio, tai yra vaizde iš viršaus gausis prie viršutinio apsauginio sluoksnio perdangos plokštės. Ir pasirenku, kokią armatūrą noriu modeliuoti, kokį noriu turėti diametrą armatūros ir kokią kryptis ir kokią taisyklę, aišku. Tai čia su linijomis nusibrėžęs tiesiog tokį kvadratą ir brėžiu savo armatūrą ir gaunasi, kad nurodau plotą, kuriame būtų išdėstyta armatūra tokiu pasirinktu žingsniu. Pasidarau horizontal ir brėžiu kitą kryptim, irgi nurodau taip pat vietą. Ir jeigu nueisiu į pjūvį, tai matysit sukurta prie viršutinio apsauginio sluoksnio, tik tiek, kad viename lygyje, tai galiu tiesiog paslinkti armatūrą. Arba, aišku, galiu daryti edit constraints ir surišti ten tą vieną armatūrą su kita arba įvesti atstumą nuo apsauginio sluoksnio. Tačiau šiuo atveju jau turiu, tarkim, papildomą viršutinę armatūrą sukūręs. Dar nueikim į antrą aukštą ir armatūrą kuriant ten, tarkim, tuo pačiu metodu. Aš galiu tik vertikaliai, horizontaliai arba statmenai paviršių brėžti, tačiau galiu čia net ir meniu prie pelės rodo tokį variantą, kad paspaudus rodiklį į viršų aš galėčiau perorientuoti savo kryptį armatūros. Tai pavyzdžiui, aš jau užvedu ir jeigu brėžiu armatūrą, man jinai dabar yra horizontali, tačiau jeigu užvesiu pelę, tarkim, ant kažkokios tai plokštumos ir paspausiu rodiklį į viršų ant klaviatūros, matysit, kad pasikeičia kryptis atitinkamai nuo to, ką aš čia pasirinkęs ir galiu jau dabar nubrėžti armatūrą šitą kryptim. Tai nubrėžiu šitą armatūrą, pratempiu ar ne, kiek man reikia ir jeigu pažiūrėsim 3D vaizdą, tarkim, aš sukūriau tiesius stripus, kurie yra statmeni šitam paviršiui. Bet kada armatūrą pažymėjęs, galiu pakeisti jos lankstinio formą. Tai pavyzdžiui, jeigu pasirinksiu 21, matysit, kad sukūriau U formos armatūrą, tačiau man kryptis netinka. Tai ką aš galiu padaryti vėl ant klaviatūros, spaudžiu Space, tarpo klavišą ir pakeičiu kryptį. Kiek kartų paspausiu, tiek kartų pasikeista kryptis. Tai padarau ir dabar man netinka aukštis ir diametras. Tai visų pirma pakeisiu diametrą, padarysiu, kad čia, pavyzdžiui, 8 ir galiu padaryti edit constraints, pažymėti apatinę plokštumą ant šičia ir nuo perdangos apačios plokštumos yra toks atstumas, tačiau aš galiu pasirinkti, kad ne nuo paviršiaus, o nuo apsauginio sluoksnio, koks turėtų būti atstumas, tai pakeičiu į tokią variantą ir vietoj šito atstumo įvedu 0, tai reiškia, kad apatinis stripas yra prie apsauginio sluoksnio dabar. Ir užbaigiu apsauginio sluoksnio redagavimą ir ką matau, kad čia labai didelis tas lenkimo spindulys. Tai iš ankstesnės pamokos žinot, kad lenkimo spindulys priklauso nuo tipo parametrų, kurie priskirti šitam armatūros tipui. Ir taip pat žinot, kad stilius turi įtakos, tai dabar čia nurodyta, kad tai yra standartinis stripas, o ne stirrup tie surišimo stripas. Tai galima tą pakeisti, padaryti edit sketch ir sakyti, kad čia yra surišimo armatūra, užtvirtinu ir turiu dabar sukurtą savo armatūrą su mažesniu lenkimo spinduliu. Kas man dar atsitiko, tai kad gavau naują pavadinimą šitam lankstiniui, nes
U formos standartinis stripas turi kitą lankstinio formą, negu jie yra atskirti, žodžiu, o stiruptai tada jau būtų kitas lankstinio turi būti pavadinimas. Tai nueisiu į projektų medį ir pervadinsiu šitą. Na, turim vieną S1, tai pavadinsim S2, tarkim, bus lankstinio forma ir tai gerai, tačiau čia man dar nepatinka, kad ir vieną ir kitą koją aš valdau, tarkim, armatūros su 2 parametrais. Tai galim padaryti edit family ir šiek tiek pakoreguoti. Armatūros šeimose yra tokie matmenys ir yra linijos skirtos armatūros formai. Ir matosi, kad tiek šitą koją valdo A parametras, šitą koją valdo C parametras. Tai aš galiu tiesiog pažymėti matmenį ir pasakyti, kad ir šitą koją valdo A parametras. Ir nueiti į parametrus šeimos dar ir papildomai vietoj C įvesti 0. Ok. Ir tada load into a project. Ir tokiu būdu bus pakoreguota šeima. Ir override parameter values, tai taip pat užrašyti iš to, kas yra šeimoje, pakeisti parametrus projekte pagal tai, kas yra šeimoje, todėl pas mane C dabar vertė irgi yra lygi 0, o šitą vertę pakeitus, pavyzdžiui, rašau 800 ar 600, jo. Ir tada pakeičiu savo armatūros dydį. Tiesa, dabar naudojant tą patį metodą, kūrimas armatūros, pagal 2 taškus pasirenku armatūros dydį ar ne, ir iš karto galiu pasirinkti tą lankstinį, kurį dabar turiu, ir brėžti armatūrą, tarkim, nuo šito apsauginio sluoksnio pasirenku, brėžiu iki čia, ir dabar pasižiūrim 3D vaizde, kaip tai atrodo. Vėlgi kryptis negera, tačiau 3 kartus paspaudus space. Turime armatūrą, kokios reikia formos, įvedu 800 ir šį kartą, kadangi armatūros lankstinys jau tinka šitai perdangai, tai jisai net ir aukštį pasigavo, tai šita vertė B jau yra teisinga. Tai va tiek apie šitą būdą elementų braižymą pagal 2 taškus. Galima braižyti įvairiom kryptim ir naudoti įvairius lankstinius. Tai labai praverčia tokiose visokiose situacijose, kur reikia tam tikro dydžio plotą užpildyti su armatūra arba tam tikro dydžio elementą sukurti vietoj to, kad jisai išsiplėstų iš karto iki jūsų elemento gabaritų ribų. Tai tiek, iki.